Ešiui kova dėl atkrintamųjų nėra tik teorija. Čia yra visai realus dalykas. Karolis Lukošiūnas. Vis dar ieško pirmųjų rungtynių taškų abiejų ekipos. Lukošiūnas. Džordžas Gagičius kyla aukštai. Lukošiūnas po driblingo iš labai tolimos. Grąžinti kamuolį į žaidimą. Karolis Lukošiūnas dar kartą iš 3 taškų. Pagalbas ir Kulboka ten turi pakankamai laiko prisitaikyti. Ir beje 5 taškai iš tokios vienos pražangos. Lukošiūnas iš kur? Lukošiūnas. Visai smagiai atrodė tas žaidimas su Karoliu Laurynu ir Gediminu pirmoje mačo dalyje. Laurynas Beliauskas ir plius minus rodiklių Kėdainiams, jog, jeigu ekipa nepateks į atkrintamąsias, netiek ir daug to sezono liko. Po šių rungtynių. Pristatomos rungtynėse 68-44. Kauno Žalgiris pirmauja prieš Uniklubę Juventus. Lukošiūnas meta 3 taškai daug. Dar apačiai Stankevičius, LJ Torpui žaidžia 2-2. Lukošiūnas pašokdina Jogėlą 2 kart ir... Lukošiūnas. Labai nepakilti bent jau į 5-ąją vietą. Aukščiau jau komanda nepakils. Karolis Lukošiūnas. Lukošiūnas. Bandymo žaisti 2-2, pats atakuoja. Jo, kolega Džordžas Gagičius, būtent Aldūnas ir žaidžia ilgas minutės. Lukošiūnas iš toli, iš už. Tikrai prisimena šį žaidėją, tikrai labai nuostabus puolėjas buvo puolime. Toks kombo krepšininkas per 3 kitą. Pirmoji stotelė Europoje. Šiam gynėjui bus Kauno Žalgiris. Lukošiūnas smeigia į savo... Jau galime sakyti drąsiai šių rungtynių pabaigos. Nebent Karolis Lukošiūnas. Lukošiūnas. Dar vienas 2-2. Vėl Matonas stato užtvarą. Lukošiūnas pos pabaigė. Ir Laurynui Beliauskui atrodo, kad buvo sukurtas metimas, bet prišoka prie jo varžovas. Šis suranda. Lukošiūnas turi erdvės. 13 sekundžių šeimininkų atakai. Torpas, Lukošiūnas. Dar vienas šansas jam ir... Štai taip driblinguoja prie 3 linijos, tai nėra jo žaidimas, tie prasiveržimai veidu į krepšio. Kampe, dabar nukeliauja kamuolys iki Lukošiūno. Rasiai ir... Juventus tai turbūt prasčiausios rungtynės istorijoje. Lukošiūnas. Žaidėjo iš debiutuojančio lygoje žaidėjo, manau, kad tiek Marius Kiltinavičius, tiek... Galimybę ieškoti perdavimo opcijos. Kairė. Smailagičius buvo pasiruošęs, jeigu ką, pasaugoti Dovydą Giedraitį. Geras Lukošiūno perdavimas. Toro pradeda antrąją susitikimo dalį. Čia geras perdavimas. Lukošiūnas po krepšių Beniušiui 2 taškai. Perdavimas iš rankų į rankas. Lukošiūnas. Veržiasi į dešinę pusę. Matonas leidžiasi žemyn ir pats pabaigė šį derinį. Braunas, LJ Torpas. Čia kamuolį toliau. Ir Sederavičius. 6 metais vėliau, 2022-2023. 1-22. Lukošiūno geras perdavimas žygim. Lukošiūno perdavimas Keselotui, kuris. Lukošiūnas. Ir kaip. Gal tu Gibraunas. Geras čia Lukošiūno perdavimas Šarū. Basket tiesa pralaimėjo Kaune. Pralaimėjo turėdama labai jau siaurą rotaciją. Ne savo, sakykime, metimą iš vidutinio nuotolio, bet puikiai ten Lukošiūnas pamuša kamuolį, atiduoda kamuolį Torpui. Taip. Rungtynės laimėjo Kėdainiuose. Lukošiūnas 3 kamuolį perima. Pasileidžia į priekį Karolis Lukošiūnas. Matola! Nevėžis abejas savo rungtynės laimėjo Kėdainiuose. Lukošiūnas 3 kamuolį. Tas faktas, kad uteniškiai paskutinį kartą ne prieš Mažeikiam Basket Delamoud yra laimėję vasario 1 dieną. Mašas Pavelka net nepašokęs. Atkovoja kamuolį tarp 3 varžovų pirmenybėse. Martynas Varnas, ten 2 varžovai prieš jį ir kokį bloką čia. Ir Relikas tiesiai į rankas Margiriui Normantui. Čia Karolis Lukošiūnas. Be pražangos stabdo Margirį.